Jės įvartis ir gerai, Mindaugai, kaip nuotaikos po varžybų? Puikios, geros, sunkiai aikštė buvo, bet pavyko realizuoti progas ir esame patenkinti rezultatų. To ir tikėjomės šiandienos rungtynėse. Kaip komandai pavyko atsistatyti psichologiškai po skaudaus pralaimėjimų Kaunui? Psichologiškai labai buvo motyvuoti šiomis rungtynėmis, nes buvo 3 iš eilės pralaimėjimai ir dėl to buvome pikti ant varžovų, dėl to kovojame ir, manau, pelnytai nugalėjome. Taurui dabar susiklostė po pralaimėjimo Kaunui tokia nelabai dėkinga situacija, lyg tais 4. vieta viskas tvarkoja, bet gali būti, kad per tą 4. vietą negarantuoja vietos Europoje. Ką tą nuomonę galėtum pasakyti? Taip, tikslai buvo prieš sezoną kilti 4. vietą, mes juos įvykdėm, o dėl taurės, aišku, nebuvo akcentuojama, kad patekti ten į tolimesnį etapą, bet gavom rimtą varžovą, nepavyko, bet manau sezono tikslus įgyvendinom, o dėl Europos taurės ateitis parodys, kaip kas įvyks, ar žaisime ar ne. Kaip pats vertini savo šį sezoną asmeniškai? Sezonas gana buvo intensyvus, daug teko rungtyniauti visose pozicijose, atžaidžiau ir gynyboje, ir saugos, ir puolime, gale sezono gynyboje. Tai, manau, tikrai geras į priekį einantis sezonas. Tobulėjimui tikrai davė pridėjo. Pats su Tauragė turi kontraktą kitiems metams, ar po šio sezono neaišku? Neaišku, bet jau yra pasiūlymas. Iš Tauragės? Taip. Ir viskas krypsta link to, kad liksi? Dar negali pasakyti 100%, bet jeigu kitur pasiūlymų nebus, be abejo, liksiu Tauragėje. Komanda šiandien užtikrina 4. vietą paskutinėse varžybose su mažaisiais. Komanda vėlgi eis atsiduoti pilnai, ar dar yra trečiadienį rungtynės su Baltijos lygos konto. Manau, eisime į abi ir į Baltijos lygą, ir į Mažeikius kovoti. Su gera nuotaika norim užbaigti sezoną. Tai eisime pilna sudėtimi, 100% nusiteikę kovoti. Gerai, dėkui.